Sveiki, gerbėmieji žiūrovai. Šiandien ir vėl su jumis laidelė prieš galą. Nekreipkite dėmesio už manęs tą gulintį žmogų. Šiandien vėl... Sveiki, gerbėmi žiūrovai. Tai yra maždaug nusigrufamuoti su nugalėtojais ir Bet tu žiaurė ne į temą. Bet tu esu pastebėjęs, kad šiandien, mėlyjeji, paskelbsiu... Turbūt pasistengsiu kitą antrąją vietą. Ir... Pasistengsiu kitą Pasistengsiu kitą... Momentas maždaug turėtų skambėti kaip tinginys. Faktais. Kas nutiks? Sveiki, gerbėmieji žiūrovai ir taip toliau. Šiandien vėl su jumis sveikinasi laidelė prieš galą. Kaip jau tapo įprasta, šioje laidelėje mes paskaitysime auksines mokinių ir panašiai mintis, kurias tikriausiai jie rašė per kontrolinius. Kas nutiks? Ogi nutiks? Ble! Antrąją vietą laimėjo ir prizinę vietą. Kuna handėti, bet tu handėjo altytinti vodą. Ir tengi saidu vaidan įma. Stėvrim kādė. Tas turbūt... Momentas turėtų maždaug skambėti kaip ten... Kas nutiks? Ogi nutiks ekranų valymas su servetėlė drėgna. Ir taip toliau. Ką mes šiandieną turime? Mes šiandien paskaitysime Nu dar gražiau. Šlusai. Nu kas tai? Susisieksim asmenį, bet ką mokas tai darau. Хата энда бэлэх цкам не яли. Найгэн тисаводе. Нахуй та хата. Tai užrašė su peintu bele kaip ir po to dalintis ir džiaugtis, jog tavo mėnuo yra kažkas užrašyta. Tu vis tiek matosi. Ir Vilma visko iš naujo nepridėjo. Čia beveik tas pats, kas... Ble. Ir dalintis, juk... Pasveikinkim ir šį nugalėtoją. Tiesiog kažkas labai bandė... Šūdas! Aukotas! Finger! Sakyk, kas į? Kas į? Trečiąją vietą ir benzininį žiebtuvėlį, su kurio galės prideginėti pirmosios vietos nugalėtoją, bet tikrai ne antrosios, kurį... Ką? Tikriausiai pasistengsim ir su tuo greičiau, ką nors padaryti. Čia buvo NSO. Su nugalėtojais bei prizų atsiėmimu bei vektukonų. Su prizais susisieksiu asmeniškai. Jeigu bus blemo džum borą, aš negaliu šnekėti. Alaus prie filmą. O aš skaičiau iš knygos pavadinimu 66 laida IV gimnazistų 211M. Labai informatyvu ir naudinga. Neatsisveikinsi. Kudė? A tu durnas esi? Fuck. Vis tik nebūtų mums. Būčiau. Ne. Būčiau. Ne. Būčiau. Ne. Blumt parašė į Facebooką. Jie O kol kas apsišarvuokit kantrybę ir man pačiam tikriausiai. Jei nesunku paspaust like ir dalintis. Baikit jūs. Ką tik gavau eilėraštį, kurį aš tuoj paskaitysiu. Eilėraštis nuo pusbrolio. Žys žydelka kapt už papą.
ir nusitempė už kampą. Žydelka išmaknuoji, o vo žydulka nežinoji. Kap žydulka sužinoji, žydui kiaušius nupešiuoji. Ir tave su Valentino su užgavėnėm. Nepamirškit subscribint. Prieš galą. Paik. Šiandien mes ir vėl